Sveiki! Pristatau mūsų sukurtą dirbtinio intelekto korepetitorių, pagalbininką mokiniams, kuris, tikimės, padės jiems mokytis efektyviau ir savarankiškiau. Labai svarbu, kad prisijungtumėte prie šio projekto ir praktiškai išbandytumėte korepetitorių. Jūsų įžvalgos, komentarai ir pastebėjimai mums yra ypač vertingi. Jie padės ištaisyti klaidas ir patobulinti sistemą prieš ją pristatant plačiai auditorijai. Už jūsų pagalbą suteiksime nemokamą prieigą prie mūsų korepetitoriaus visiems metams. Galėsite juo laisvai naudotis savo kasdienėme darbe. Taip pat būsite pakviesti prisijungti prie mūsų affiliate programos, kuri suteiks galimybę papildomai užsidirbti. Daugiau informacijos apie ją pateiksiu vėliau. Jums jau išsiunčiau prisijungimo duomenis, elektroninio pašto adresą kaip prisijungimo vardą ir slaptažodį. Tiesiog nukopijuokite iš laiško prisijungimo vardą ir įveskite jums atsiųstą slaptažodį. Taip prisijungsite prie mūsų sistemos. Kairėje pusėje matysite užrašą Agent. Paspauskite jį ir atsivers skyrius Matematika 1–12. Pasirinkite matematiką ir atsidarys mūsų korepetitorius. Į apatinę eilutę įkeliame savo užduotis. Aš užduotis paimu iš svetainės emokykla.lt. Naudoju programėlę Lightshot, darau print screen ir užduotėlę įkeliu į mūsų eilutę. Agentas gali atpažinti ir užduotis iš paveikslėlių. Tai reiškia, kad galite padaryti ekrano nuotrauką su klausimu, įkelti ją kaip paveikslėlį ir korepetitorius pats ją perskaitys bei pateiks sprendimą. Tai labai patogi funkcija, ypač kai turite užduotis iš vadovėlių ar rašytų lapų. Spaudžiu siųsti ir laukiu korepetitoriaus atsakymo. Po kelių sekundžių atsakymas pateikiamas. Matome aiškiai išdėstytą sprendimo eigą ir patį atsakymą, kurį galima įrašyti į langelį. Ir tokiu būdu galime toliau spręsti visas užduotis. Korepetitorius taip pat pateikia mini užduotėles, papildomas, jei jos reikalingos. Labai svarbu. Jeigu pastebėsite netikslumų, prašau tas užduotis ir jų sprendimus nukopijuoti bei atsiųsti man elektroniniu paštu. Jei kiltų klausimų, galite rašyti arba skambinti. Šiuo metu grafikai dar nėra automatiškai atpažįstami, todėl svarbu pateikti mastelį arba reikšmes skaitinę formą. Tai leis korepetitoriui pateikti teisingą sprendimą. Linkiu jums sėkmės ir geros dienos.